ką aš galiu duoti, kokia yra mano kompetencija, kad pavyzdžiui, kad žmogus žinotų, kad jam truputį aiškumo duoti, struktūros. Tarkim, aš pasakau, kad, žinai, aš ne tik tai psichoterapija, bet su masažais esu dirbusi, ne, ir mano akcentas yra į kūną orientuotas, žinai, ir aš pristatau, kad, žinai, jeigu mes bendrausim toliau, vystysis procesas ar ne, aš norėsiu, žinai, pastebėti, kaip tu judi, kaip tavo rankos, ne, veikia, kaip tu kvėpuoji, ne, ir kartais netgi jeigu, pavyzdžiui, jaučiu, kad žmogus pakankamai laisvai žiūri į tai ir jisai jau jaučiasi saugiai, pavyzdžiui, per pirmą sesiją, aš galiu netgi pasiūlyti mini eksperimentą, žinai, kas dabar vyksta tarp mūsų. Ir, žinai, būna, kad, sakau, žmonės, tie, kurie turbūt iš savęs patys yra laisvesni, jiems netgi, žinai, pagavo, aiškiau dabar, žinai, jau netgi trina rankom, žinai, kada sekantis tas vizitas. Žinai, kas man tai yra išraiška vėlgi, kad žmogus iš tikrųjų ir sako, ir žinai, jo kūnas parodo, kad jisai susidomėjo, kad jam naudinga, čia galbūt pagal jį, žinai, tas procesas, ne, kad galbūt jis to ir ieškojo.